darbai vyksta, vakare pasilikome čia McDonald'e, grįžau apie 11 kokią, bet rytą vėl sutinku šičia, jau po pusryčių sumontavau video iš rugpjūčio 13 dienos, jau keliu į YouTube, bet uždėsiu laikmatį, kad vakare postintų ir paskelbtų viešai. Taip, dar pabandykim šiek tiek pažiūrėti į žemėlapį. Dabar esu tam shopping mieste, Köping. Tai šičia. Šičia yra. Ir aš vakar paskaičiavau, tai iki Norvegijos sienos, iki čia, apie 300 km dar nuo to shopping. Tai man dar apie 3-4 dienos kokios. Ir manau greitų metų jau kirsiu pusiaukelę Švedijos, nes kadangi čia siena, tai paimkim atstumą per pusę, tai maždaug šičia. Manau šiandien gal ir kirsiu jau pusiaukelę Švedijos. Tai tiek žinių ir susitinkam kely. Čia atrodo saulėta diena bus. Užsimėsiu skryblių, nors dabar pusė dienos, jau pusdienis. Tai saulėt viršaus, bet į vakarą tai, kadangi į vakarus važiuoju, tai tiesiai į veidą bus. Bandysiu truputį prisidėti, veidą išsitepiau saulės kremą. Pasiruošęs saulės spindulių. Kaip jaučiuosi žiauriai išbadėjęs, čia važiavau pakeliai, obuolių radau, tai paėmiau, bet užsuksiu į parduotuvę kažką perkasti. Nors 10 km tik nuvažiavau nuo to shoppingo miesto, bet tai ne kažką, skrandis toks susisukęs. Nesusisukęs, tipo susitraukęs, žodžiu, valgyt noriu. Bėda. Galvoju, ką čia reikia, jogurto kokio, šokolado gal. Bėdelė, norėjau stoti čia ir kojelę sulaužiau, per daug svorio susidarė ir tiesiog nuo šito sriegio nuslydo veržlė ir viskas baigėsi. Tai reiks naują varžtą gal susiveikti, nupirkti, turiu 10 raktelį, tai čia manau pavyks pasigaminti, nes čia mano gaminta ta kojelės konstrukcija. Jo, reiks taisyti. Einu į ICA, tokį supermarketą. Paimsiu kažko gero. Perkandimui paėmiau tokių dalykų kaip pienas, dar sausainiukų ir dar kaip ir doniukų tokių. Labai sunku išsirinkti buvo. Nusipirkau tą gėrimą, bet nežinau iš tiesų, kas čia yra. Ar čia pienas, ar čia jogurtas, gal kefyras, gal iš viso man nežinomas dalykas. Kol kas atrodo gan tirštas. Kefyras. Atgausiu jėgas šitoj. Šausiu toliau. Šiaip pas mane ir buvo planas vakar atvaryti šitą miestą ryte. Čia Kolsla, kažkaip tai vadinasi. Kolsla. Tai vadinas miestelis. Tai tipo tam pro to shoppingą pravažiuoti ir kažkur už jo nakvoti ir tada ryte iki čia atvaryti ir tada jau viską susimontuoti. Nes va čia yra kavinė visai šalia, pizzeria. Tai būčiau taip daręs, bet kadangi McDonald's pasitaikė, tai jo, nepraleidau progos. Tokių ir norėjau sluoksniuoti, nes iš išvaizdos tai nesimato, aš esu sluoksniuoti ar ne. Jo, gal šitas truputį pasako.
kad pataikiau, ką norėjau. Tai liuks. Važiuoju, atrodo, visai šalia tokios visiškai gūdžios senos girios. Daugelis medžių seni, o ir akmenys apsamanoja. Dabar toks truputį jaunuolynas, bet jeigu toliau, tai pilna akmenų, riedulių didžiausių. Vienas kaip kokie 2 puntukai gulėjo dydžio. Visas apsamanojas, toks senas atrodo visiškai. Visai gražu. Supirkau doniuką, kaip sakiau, tą. Tai va, keli griaužiu savo. Griaužiu ir renku kilometrus. Nu, klausytojai, gerai čia daviau aš. Prisiduodu dienoraščiui. Jo, pavariau dabar 5 valanda ir apie 5 kilų numiniau. Maždaug be sustojimų. Porą kartų tualetų sustojau. Apsigerti truputėlį, stabtelėjau. Bet visada kaip ir nenulipdavau. Nu, kartais nulipdavau nuo dviračio, bet pagrindė nebuvo, kad kaip dabar prisėsčiau tiesiog pasidėti. Atveriau iki miesto Lindesbergas. Lindesberg angliškai. Ir kaip žiūriu žemėlapį, čia toks labiau čia. Paskutinis toks didesnis miestas, paskui bus didelis tarpas. Žiūriu maršrutą aš. Jau bus didelis tarpas ir apie 100 km, 9 km maždaug bus tik tais kitas toks didesnis miestelis maršrute. Jeigu aš seksiu tokiu maršrutu, kurį sudėlioja dabar žemėlapis. Gal ir dar atsiras kokiu, bet kokiu 5% tikimybė arba bus arba nebus. Čia pailsėsiu truputėlį, galvoju ar pasidaryti vakarienę ar ne. Bet gal yra minčių užsukti parduotuvę, tada dar rytoj užsipirkti. Daržovių norėčiau dar kokį nors papildomai turėti. Gal pavyks į kokią nors įrankių parduotuvę užsukti. To varžto nupirkti, kojelį pataisyti. Radau parduotuvę statybinių medžiagų, lygiai kaip senukai Lietuvoje. Rodo apie 18 minučių kelio, tai varau, nes dabar yra po 15 gal 18 minučių kelio, o dirba iki 6 maždaug, tai reikia suspėti dar, tai lėkiu tenais. Štai mano įrankių parduotuvė, Big Max. Bandom paieškoti. Taigi pavyko gauti, paėmiau 2 šitas, kur užsisuka veržlės, atrodo taip vadinasi, ir patį šitą varžtą. Aišku, tos vidurinės, tos išorinės dalies man nereiks, čia kitam skirta, gal gipso plokštėm, man tik to vidaus reikia, nes atskirai neradau pirkti. Nu, bandysim šiandien paremontuosim, gal pavyks kažkaip. Netoli nuvažiavau nuo tos parduotuvės, kur varžtus pirkau. Užmačiau čia staliuką, va, prie... Čia toks kaip autoservisas. Atrodo jau nedirba, vakaras. Prisėsiu, pasigaminsiu vakarienę sau čia. Ramiai.
Gerai, atsipūsiu. Ilsėsiu gal valandėlę kokią. Ir tada jau ieškot nakvynės teks tik tais jau. Bandysiu kojelę pataisyti, tai pas mane čia nieko nėra, tai aš tokį mechanizmą sugalvojęs, kad tiesiog pridedam čia šitą. Taip, jis yra čia. Tada įsidės dar tokia tarpinė, tai va toks vamsdelis. Tiesiog, kad giliau nesilenktų. Tada dedasi viena guma. Ta guma čia veikia irgi kaip tarpinė. Ir ką, tada kojelė užsimaus ir užsisuks varžtelis. Šitas 8 mm, šitas su 10 raktu užsukti galima. Nu ir va taip, maždaug sumuštinis toks gaunasi, bet dar reiks užveržti kojelę. Gražus dangus čia visai atrodo. Jo. Tai išvirė. Bet aišku, kaip visada kažką užsiėmiau kitu, ten dariau sumuštinį iš kojelės ir čia uždelsiau, tai truputį apsiskrebino, tai yra truputį prikepė, bet jau atrodo pabrinko ir normaliai ten viskas atlipo. Tai tikiuosi per daug čia neprikepė, tai vėl eilinį kartą užsižiopsojau ir jo. Skanaus man. Pavalgau ir kągi daugiau bedarysiu, tik tais važiuosiu į priekį. Valgau, nu ir ką, atkasiau dugną ir radom anglies truputėlį šitoj kasykloj. Oi. Nu, blemba, čia prisidirbau. Va, tau ir palik košę virti savaime, nepamaišyti. Jo, pamokos. Reiks kažkaip šveisti, turiu kempinėlę tokią vieną. Manau, pavyks čia kažkaip, bet tai vėl prisvilo, gaila. Just where he was needed, claimed him black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merchant change, now your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. Tada iš karto kimba prie mano letino. Na čia, manau, pasistatysiu labai fainai prie ežeriuko. Laikrodis muša 9 valandą. Dar truputį lauke pabūsiu, pasimėgausiu gamta ir paskui jau į palapinę lysiu. Tai praėjo 5 kelionės diena ir truputį papasakosiu, kaip
šiaip einas, kaip jaučiuosi pats. 5 diena ir jeigu žvelgsime į maršrutą, tai jau esu nuvažiavęs, jeigu imsim Švedijos gabaliuką, nuo taško, kurį važiuoju į Norvegiją ir nuo taško, kur pradėjau, tai maždaug nuo Stokholmo, tą imsim maršrutą, tai esu maždaug per vidurį to maršruto Švedijos dalies. 5 dienos jaučiuosi gan gerai, jo, kai lietus būna, tai truputį liūdniau būna minti, bet jo fokusą vieną turiu, vieną tikslą turiu, kad nuvažiuoti į vakarus Norvegijos ir vandenyną pamatyti. Tai toks tikslas. Šiaip ir apie pačią kelionę įmant, tai pagrindinis tikslas yra tiesiog nuvaryti ir pamatyti atvirą visiškai vandenyną. Ir maždaug taikiau į tokią vietą, kad jeigu jau būsim prie vandenyno ir žvelgsim, taip į tolį tiesiai, tai kad nebūtų dar tiesiai kokių Farerų salų ar Azorų, bet labiau taikiau tokį, kad jau visiškai būtų atvira, gali pamatyti ir ten N kilometrų jokių salų nebus. Tai toks pagrindinis tikslas šitos kaip ir kelionės. Na ir aišku, visas lankytinas vietas aplankyti tiek Norvegijoje, tiek Švedijai, bet Norvegijai jų kur kas daugiau negu Švedijai. Gal tiesiog čia gal per mažą ieškojimą padariau Švedijai, bet kažkaip sunkiai pavyko rasti ko. 5 diena ir nusistatęs, kad darysiu pertraukas kas kokias 6-7 dienas. Tai manau dar už 2-3 dienų jau darysiu pertraukėlę. Vieną dieną neminsiu visiškai, arba šiek tiek bus, nežinau, palapinė bus vienoje vietoje, bet gal pats pavažinėsiu į kokias parduotuvės ar dėl vandens. Tai tiek. Ir jo, pažiūrėjau žemėlapį, kiek čia maždaug lieka iki Norvegijos. Tai gal 270 km, ar šiek tiek mažiau, ar daugiau, bet pats esu jau per 300 nuvažiavęs. Na žodžiu, kažkaip pusiaukelėje jau sakau esu. Ir dar vienas dalykas, tai kad jau įvažiavau į miškus. Nuo šiandien kažkaip jau antroji dienos pusėje, kai pajudėjau nuo to McDonald'o, tai po truputį taip vis prasidėdavo plotelį ir paskui jau jaučiau, kad įvažiuoju vis ir jau daug važiuoju miške. Tai įdomu buvo pažiūrėti, kiek čia tęsis tie miškai, tai pažiūrėjau ir jeigu einam per mano maršrutą tą nubraižytą, tai iki pat Norvegijos tikrai jau eina. Tas jau visas toks jau masyvas su mažais lopinėliais, kur atsiveria kažkas. Bet pagrindė miškai ir Norvegijos dar gabaliukas maždaug. Jeigu vėlgi imtume maršrutą nuo Norvegijos sienos iki vakariausios dalies, kur važiuoju, tą Norvegijos gabaliuką, tai maždaug iki vidurio, arba šiek tiek mažiau nei iki vidurio eina miškai. Tai jo įvažiavau ir čia jau kokią savaitę į nedaugiau miškuose prabūsiu, tai visai smagu. Bet ir miestelių bus, kaip pirmą sakiau, kad bus kas 100 km, tikrai nebus tiek. Bus tų miestelių ir bus kur apsipirkti ko, tai menka čia bėda. Tiek žinių, esu jau pavalgęs, bandysiu varyti palapinę, gal šiek tiek video pamontuosiu, tikiuosi kompas atlaikys. Ir taip, diena pasibaigė. Pirma gražesnė tokia nakvynė, pagaliau kažkur ne prie miesto, ne prie kelio, bet va šičia prie ežero. Bet jo, padariau porą kadrų, kad vanduo tai pakilęs, va čia filmavau, tenais, čia kur įvažiavau. Ir daug kur matau tikrai vanduo yra pakilęs, tiek dirbamuose laukuose, taip atrodo tiesiog teliškuoja, ten kokių 2 cm nuo žemės vanduo pakilęs. Ir šiaip, jeigu kokius ežerus pravažiuoju, atrodo virš savo normalaus lygio yra pakilęs.
Tai nežinau, kas čia buvo, ar čia lietus toks praėjo, ar kas. Ir pastebėjau, jeigu jau upeliai kokie teka, tai jau stipriai teka. Tai gal čia irgi toks Švedijos, Norvegijos dalykas, nes vis tiek šitie upeliai jo kažkiek iš čia išeina šaltiniai, bet jeigu taip teka, tai iš Skandinavijos to kalnyno teka. Tai nėra per didelis atstumas, taip upiai pačiai ten prasideda, o jau tarkim Baltijos jūroje pasibaigia. Tai atrodo tik įsibėgėja ir jau pasibaigia Baltijos jūroje. Tai gal dėl to jie taip greitai teka, bet nežinau, čia tik mano nuomonė tokia. O kaip iš tiesų, tai gal ir dėl to. Tiek žinių čia ir iki rytojaus. Čiau.